vienas svarbesnių topikų. Tai yra gomurinė implantacija, tai iš anglų kalbos tai būtų palatal approach, tai mes tiesiog išvertėm gomurinę implantaciją, dėl to, kad, būtent apie tai viskas ir yra. Tai yra tiesiog tie atvejai, kada yra labai nedėkinga situacija, didelė kaulo atrofija, žmonėm, tarkim, atstatyti dantis reikalinga implantacija ir nėra į kur tų implantų įsukti. Tai vat čia yra susideda daug dalykų. Tai vienas dalykas, svarbiausias biologinis aspektas, kad tu negali tiesiog bet kur sukti implanto, kur tik tai yra kaulas. Yra, tam tikras pozicionavimas implantų, kad jie išeitų tose vietose, kur, būsimi dantis bus. Kad žmonėm būtų patogu, juos burnoj turėti.